knygų mugėje pasirodyti pirmą kartą viešumoje. Kodėl taip ilgai slėpėtės? Nemėgstu viešumos. Man buvo labai sunku, man ir dabar buvo čia ateiti ir tiesiog, bet pagalvojau, kad vis tiek reikia vieną kartą išeiti, nes kuo toliau to bus sunkiau. Nemėgstu kalbėti, nemėgstu auditoriją ir šiaip, gal paskui priprasiu. Nežinau. Kodėl pagaliau ryžotės? Pagalvojau, kiek galima slapstytis. Suprantas? Juokingai paskui atrodo, žinot. Tai yra jūsų debiutas literatūroje? Taip, aš esu vaistininkė. Rašyti vis tai galvoju, aš norėjau būti žurnalistė ir net rašydavau straipsnius į laikraščius, į žurnalus ir mane spausdino. Bet paskui, nežinau, kai aš sugalvojau stoti į tą farmaciją, tai žinokit, patikėkit, žinot, tiesiog buvo toks momentas. Momentinis apsisprendimas ir viskas ir aš tada. O kada įstojau, nebebuvo kada jau apie knygas galvoti ir pradėti rašyti kažką, suprantate, jau ne. Tai koks jausmas pirmą kartą paėmus į rankas knygą, savo knygą? Buvo labai aišku, tai jausmas toks prieštaringas. Iš vienos pusės labai buvo džiugu, iš kitos pusės šiek tiek ir baisu. Nežinau. Baisu, ar neskaitys, ar neskaitys, ką pasakys. Jeigu tai pasakius kažkur pasąmonė, šeštojo pojūčio aš jutau, kad turi pirkti knygą, nes jinai yra iš tikrųjų gera. Iš tikrųjų jinai gera knyga yra. Aš rašiau tai, kas man patinka, ką aš norėjau. Ir aš neįsivaizdavau, kad pavyzdžiui, tokiom mergaitėm, paauglėm, tai nėra iš viso pasaka yra. Bet yra ir vyresnės, kurios tiesiog irgi labai skaito tokią svajonę, kaip viena parašė, kad labai dėkoja, kad gali tiesiog atitrūkti nuo to pasaulio, nuo sunkaus gyvenimo ir pasinerti nors laikinai pabėgti nuo realaus pasaulio ir pasinerti tokį stebuklingą ir gražų nuostabų pasaulį, kitą, fantazijų. Kokiai auditorijai yra skirtos jūsų knygos? Aš tiesiog nežinau, aš manau tokia auditorija, kurie mėgsta labai romantiką, mistiką, fantastiką. Tokiai. Nes kurie mėgsta realybę ir konkretumą tokio, arba šiaip, tikrai neskaitys tos knygos. Tai kokiai auditorijai labiausiai turėtų patikti abi knygos? Tai yra auditorija, aš manau, kažkur nuo 12 metų, kai tavo gyvenime viskas atrodo neįdomu ir, tarkim, tu norėtum ir pakeliauti po pasaulio, dar negali, tu norėtum eiti į vakarėlius, bet dar negali ir apskritai, tu gali eiti tik tai, į kiemą su draugais pažaisti, tu šiek tiek kažko domiesi, pirmą kartą įsimyli, bet tu nori, kad tavo gyvenimas būtų įdomesnis. Ir būtent šitos knygos, jos leidžia tau pakeliauti laiku, leidžia tau pajusti tai, ko tu šiuo metu savo negali leisti. Tai manau, kad tai yra jauna auditorija, vis dėlto. Ir galbūt vyresnio amžiaus turėtų moteris dar mėgti, kurių irgi jau gyvenimas nurimęs, jau vaikai užauginti, galbūt link pensijos ir tada tu vėl nori patirti kažkokį nuotykį. Tai va šita knyga yra nuotykis. Tai kokie žmonės nori nuotykių? Kai jam yra 25, jis pats keliauja, rizikuoja ir tuo metu tų knygų galbūt net ir neskaito veiksmo, būtent knygų. Tai va, jauniem ir vyresniem. Kartais šita knyga yra lyginama su Saulėlydžio saga. Ir ar yra kažkokių panašumų? Jeigu taip tiesą pasakius, ranką prie širdies pridėjus, aš Saulėlydžio neskaičiau. Bet ką aš galiu pasakyti apie šią knygą, tarkim, ir kiek aš skaičiau kritikos, tarkim, ir lyginimo šių dviejų knygų, tai, jos lyginamos. Iš esmės schema aišku, kad yra panaši. Jeigu, tarkim, skaitom, ir kažkokie keisti personažai mistiniai, ten vampyrai, čionais yra undinės, taip pat yra, vyksta stebuklingi reikalai, meilė, gražūs vyrai, nes kiek aš irgi filmų esu mačius būtent Saulėlydžio, tai visi vyrai labai gražūs, visas moteris labai gražios, vėlgi šioje knygoje tas pats, labai gražūs visi tokie vipiniai. Tai vat vipiniai keisti ir jam gyvenime kas sekundė vyksta kažkokie negeri dalykai, juos užpuola, galioja visai kitos taisyklės negu tiem kitiem. Tai manau, kad yra panašumų, bet aišku, tai yra kitaip. Tai vis dėlto Lietuva, Karaliūnės knygoje aprašyta, tai yra Palanga, tai yra galų gale, net ir tie lėktuvai jie visai kitaip atrodo. Negu kad, manau, Saulėlydė tai daugiau yra, irgi meilės istorija, bet jin tokia truputį labiau paaugliška galbūt.